Taigi, sveiki, čia aš, Macė Gamer, gangsteris.lt ir aš jums šiandien parodysiu, jeigu kas nežinojot, kaip čia jums pasakyti, kaip padaryti per PSP Grand Theft Auto Vice City kodą, kad atsirastų ten visokie, kaip čia pasakyti, ginklai, ten šitie, kaip jie, automatai, ten visokie snaipai. Tai pradėkime. Tai pirma, kaip yra tos rodiklės ant PSP, darykit taip, į viršų spauskit. Tada gali daryti su kvadratėliu arba su šituo. Arba su kvadratėliu, su X, arba su skrituliu. Tai pavyzdžiui, tarkim, aš darau tokį, tada su kvadratėliu. Spaudžiu kvadratėlį, tada taip, tada kvadratėlį. Blemba, čia jūs matot. Vėl kvadratėlį. Tada spaudžiu. Ir tada spaudžiu taip į apačią. Tai čia bus šitie kodas. Kodas bus kodas su kažkur, tarkim, vienas čytas, tada dar yra čytas, koks čia dar yra čytas. Yra dar toks čytas, kad galėtum pasidaryti, pavyzdžiui, per GTA Grand Theft Auto Vice City istorijas, pats, kaip čia pasakyti, toks normalus žmogus, bet tu gali suvesti tokį dalyką, kad tu tiesiog važiuoji, o suvedi tą dalyką ir atsiranda Need for Speedas. Tai rašai į viršų, pavyzdžiui, gali su trikampiu, su kvadratėliu, su skrituliu arba su kvadratėliu ir su X. Tai pavyzdžiui, aš tarkim su X noriu. Taip darau, taip darau, taip darau ir taip darau, tada darau taip, 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 taip ir taip. Čia bus Need for Speedas. Čia pasižymėsiu biškį, kad kol kas aš daugiau jokių čytų nežinau, tai prašome dalinkitės, jeigu patiko, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit, dalinkitės. Viso gero, iki kito karto.